Rubriką remia knygynas Pegasas. Labas rytas, mėlyjeji. Jūsų dėmesiui naujausių knygų apžvalga. Tie skaitytojai, kurie koja kojon spėja su naujausiamis knygomis, tikriausiai jau pasigėdo rytietiško prieskonių meilės dramų. Skubu ištaisyti šią klaidą, pristatydama naują Paikit Fai knygą Sugulovės duktė. Ši knyga pasižymi tokiu stiliumi ir polėkiu, kad ją galima drąsiai lyginti su garsiaja Geišos išpažintimi. 1906 metai, Pietų Kinija. 15-metė Sugulovės naujagimė Lisija Gražioji vos nenužudoma savo tėvo vien dėl to, kad gimė ne berniukas. Jie visų užmiršta auga ryžių pašiūrėje, nuolat prisimindama savo mirusią motiną, kuri buvo išsilavinusi moteris. Tėvas jai numatė Sugulovės likimą, todėl dukra bus pasmerkta kančioms formuojant lotoso pėdas. Tačiau Lisija svajoja apie kitokį gyvenimą. Ji nori būti išsilavinusi, mokėti skaityti ir rašyti. Ji nori matyti pasaulį atsiveriantį už šilko ūkio ribų. Sumaniai merginai pavyksta pasipriešinti savo likimui. Ji pergudrauja tėvą ir pabėga su anglų jūrų kapitonu. Bet iki svajonės išsipildymo iš tikrųjų laukia dar labai ilgas kelias. Didelė meilė ir draugystė, egzotiškos vietos, Kinijos kultūra ir tradicijos, rytų susitikimas su vakarais. Visa tai knygoje Sugulovės duktė. Kita šio ryto knyga taip pat galbūt skirta daugiau moteriškai auditorijai ir taip pat turi savotišką egzotikos prieskonį, nes romano veiksmas vyksta mums tolimoje ir nepažįstamoje Naujojoje Zelandijoje. Ir tai yra Lauros Walden, rašytojas, kuri jums turėtų būti pažįstama iš knygos Maorės prakeiksmas naujoji knyga Didžiųjų geizerių slėnis. Didžiųjų geizerių slėnyje, vadinamame 8-uoju pasaulio stebuklu, Bredlių šeima turi klestinti šeimos verslą viešbutį. Tačiau Anabelės Bredli laimė drumščia prieš daugelį metų įvykusi tragedija. Išsivežus ugnikalniui dingo jos jaunėlė dukra Elizabetė. Mažąją anūkę be galo mylėjo ir Anabelės motina, kurios santykiai su dukra yra įtempti ir šalti. Tačiau motinai sunegalavus į gimtinę sugrįžta Anabelės seserys. Gražuolė Olivija nuo pat vaikystės lepinama dukra, o jaunėlė Abigailė gyvenime padariusi nemažai klaidų. Šeimos moterys vėl susibūrė po vienu stogu ir pamažu išaiškėja, kad kiekvienos iš jų širdyje yra dar neužglaistytų nuoskaudų ir paslapčių, kurias šioms šeimos moterims teks išsiaiškinti. Egzotiškos gamtos apsupta vienos šeimos istorija knygoje Didžiųjų geizerių slėnis. Na, o dabar bus toks įvykis, kokio knygų pristatymų istorijoje dar tikriausiai nebuvo, nes dėl skaitytojų dėmesio kovoje savo jėgas išbandys dvi detektyvinių romanų sunkiasvorės – Mary Higgins Clark ir Aleksandra Marinina. Ir tik tai jums spręsti, kuri šioje kovoje laimės jūsų dėmesį. Taigi, Mary Higgins Clark naujasis romanas Tau niekada nebus atleista. Pasakoja istoriją, kurios herojai Elei Kavano buvo tik 7 metai, kai ji tapo pagrindinė liudininkė savo sesers nužudymo byloje. Šiuo žiauriu nusikaltimu apkaltintas ir už jį nuteistas buvo Andrėjos Elės sesers draugas Robas Westerfieldas, 19-metis iškilios šeimos palikuonis. Po 22 metų kalėjimo Westerfieldas paleidžiamas lygtinai. Jis vis dar primiktinai neigia savo kaltę ir siekdamas nuplauti suterštą šeimos garbę, grįžta į gimtąjį miestelį, pasiryžęs visiems įrodyti, kad buvo apkaltintas neteisingai. Tiriamuosius straipsnius rašanti žurnalistė Elė širsta, kad sesers žudikas laisvas. Ji užsibrėžė tikslą savo tinklalapyje įrašomoje knygoje galutinai įrodyti Westerfieldo kaltę. Tačiau savarankiškai tirdama kraupaus nusikaltimo aplinkybės, Elė aptinka šiurpinančių faktų, kurie įvykius pakreipia labai netikėtą linkme. Moteris įtraukiama į paslapčių melų ir apgavysčių liūną, o artėjant prie tiesos, jos pačios gyvybei pradeda grėsti pavojus. Tokia tad istorija Mary Higgins Clark knygoje. Na, o ką galima perskaityti naujoje Aleksandros Marininos knygoje, kuri vadinasi Neužrakintos durys. Taigi, skaitydami šią knygą,
jūs atrasite štai tokią istoriją. Kino filmo kūrėjų grupę kaip perkūnas iš giedro dangaus sukrečia kriminalinis nutikimas. Nužudytas jų vairuotojas ir be žinios pradingsta statomo filmo scenaristo žmona. Pastaroji tiesa, po kelių dienų paieškos sveika ir gyva parsiranda namo, bet detektyviai Kamenskajai nuo to nelengviau. Galimų nusikaltimo versijų tik tai daugėja, kuri iš jų yra tikroji. Kaip ir bet kurioje gerai suręstoje detektyvinėje istorijoje, tikroji tiesa yra labai netikėta. Dar viena intriga šioje knygoje tai, kad kartu su Kamenskaja šioje byloje jos narpliojime taip pat dalyvauja režisierė Voronova, jos vyras Ganelinas, aktorė Irina Savenič, scenaristas Ruslanas Nilskis. Tai yra herojai, su kurių biografijomis skaitytojai galėjo susipažinti epinio užmojo Marininos detektyvinėme dvitomyje Tas, kuris žino. Taigi, kaip jau minėjau, tik tai jums spręsti, kurią iš šių puikių detektyvų autorių jūs norite pasirinkti, o galbūt abi. Kodėlgi ne? Kita knyga šio ryto skirta tiems, kas rūpinasi savo sveikata ir grožiu. Knyga vadinasi 3000 lieknėjimo būdų sveika graži figūrėlė. Daugeliui žmonių svorio metimas ir nuostabios figūros įgijimas pirmiausia asocijuojasi su daugybė suvaržymų, su nuolatiniu stresu ir tuo, kad galbūt norimo rezultato taip ir nepavyks pasiekti. Bet šioje knygoje yra pateikiama nauja psichoterapinė sistema grįsta žaidybiniais elementais, kurie padės jums kur kas lengviau vykdyti užsibrėžtą tikslą pasiekti norimą svorį. Be to, kad jūs skaitydami šią knygą ir naudodamiesi joje rastais patarimais atsikratysite antsvorio, be to jūs dar taip pat galėsite išmokti kovoti su stresu, įveikti krizes ir išmokti kuo daugiau mąstyti pozityviai. Kaip jau galite suprasti iš paties pavadinimo, kuris yra tikrai labai žaismingas, sveika graži figūrėlė, siekiant savų tikslų kartu su šia knyga, jums laikas neturėtų prailgti ir tai neturėtų būti sunku, tai turėtų būti malonu taip pat. Na ir paskutinė knyga šį rytą vadinasi Konservavimas ir yra skirta tiems, kurie užaugino savo soduose ir daržuose daugybę gėrybių ir nori jų šiek tiek išsisaugoti žiemai. Tam laikotarpiui, kai šviežių vaisių ir daržovių mes nebeturėsime. Šioje knygoje jūs rasite daugybę patarimų, kaip jūs turėtumėte paruošti vaisius ir daržovės konservavimui, taip pat įvairių receptų, ką jūs vėliau galėsite daryti su tomis konservuotomis daržovėmis, sodo gėrybėmis ir miško gėrybėmis. Žodžiu, susikrausite kraitį žiemai ir bus netaip sunku laukti naujojo šviežių vaisių ir daržovių sezono. Tai yra paskutinė knyga šį rytą, kurią aš norėjau jums pristatyti. Ačiū už dėmesį, gražios jums dienos. Rubriką remia knygynas Pegasas.